Rugsėjo 13-15 val. Zarasų švietimo centre įvyko Zarasų rajono pedagogų streiko komiteto, streikuojančių mokyklų profesinių organizacijų atstovų, pedagogų, mokyklų pagalbinių darbuotojų ir mokinių tėvų atstovų susitikimas su Zarasų rajono savivaldybės politikais, savivaldybės administracijos vadovais. Susitikime dalyvavo ir švietimo ministerijos atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Zarasų rajono susivienimo pirmininko Andriaus Navicko, pagrindiniai streikuojančių reikalavimai rajono savivaldybei yra šie: palikti mokinių maitinimą tokį, koks jis yra dabar, grąžinti geltonosius autobusiukus skirtus mokinių pavėžėjimui mokykloms, užtikrinti deramą vaikų ugdymą meno ir sporto mokyklose, skiriant šioms ugdymo įstaigoms reikiamą finansavimą. Taip pat reikalaujama aptarnaujančių mokyklų personalui leisti dirbti visą dieną, nes dabar jo darbo krūvis sumažintas iki dalies etato. Nuo rugsėjo 12 dienos neterminuotas streikas vyksta Zarasų Ąžuolo ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijose, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje, Zarasų Santarės pradinėje ir Zarasų meno mokykloje bei Zarasų sporto centre. Dalis mokytojų nestreikuoja, bet dirba savo tiesioginį darbą, veda pamokas. Mokyklose, kuriuose pamokos nevyksta, mokiniai užimti kitą ugdomąją veiklą, mokinių saugumas užtikrintas. Mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir atgal į namus vyksta įprasta tvarka. Taip pat streikuoja ir mokyklų virėjos, valytojos, meistrai, sargai. Na, o plačiau apie rugsėjo 13 dienos susitikime išsakytus streikuojančių norus ir ar išgirdo juos savivaldybės atstovai. Žiūrėkite reportažo tęsinyje. Norėčiau visgi aš pradėti. Aš duosiu žmonės jums kalbėti ir norėsiu, kad tik tai jūs kalbėtumėte. Nes ir tokie reportažai, kaip matot per televizijas, kad politikai net nežino, kas čia vyksta. Kad jie dar nesužinojo, dar sužinos. Taigi, nuo kada tai prasidėjo? Nuo balandžio mėnesio. Kiek visko padarė, kiek visko pateikė. Balsavimų mokyklose. Žmonos vyrai, tai maža bendruomenė. Nežino, kad ruošiamas streikui. Kaip galima kalbėti viešai. Man tikrai liūdna. Ir kadangi yra bendruomenė ir politikai, jie pasakys, kad aš meluoju, turbūt, kad klaidinu, jie teikia tokią informaciją. Ir labai noriu aš irgi pasakyti viešai, išgirsit jūs, jau vertinti, jau spręsti, nes dabar aš matau, kad viskas tik tai jūsų rankos. Viskas jūsų rankos. Kaip jūs pasakysit, taip ir bus. Jeigu kaltinimai visokiais yra, jeigu jie yra tikri, tai tegul taip ir būna, tegul jie taip ir patvirtina šiandien. Tai vat aš norėčiau pradėti ir kur daug manipuliuojama dėl teritorinės kolektyvinės sutarties, kad pateikta mero atsakymai, kuriuos aš nuo jūsų nuslėpiau ir nesakiau, kad meras pasiruošęs kalbėtis. Žinot, pirmininkai ir buvę pirmininkai jau, kurie kartu ėjom visur, susitikom su Gerbiamu Podolskiu, atsimenu, su darbo partija, prašėm palaikymo, atsimenu, ponė mero pavaduotojo tik tapus, pirmą dieną mes nuėjom su kolektyvinė sutartim, į ją pavartė, sako, aš čia dabar nieko nesusipažinus, mes supratom, pirmą dieną jau galima labai, žinokit, sunku aš. Tikrai 3 dienas nenugau. Ir mero pavaduotoja sakė, susipažins mums paskambins, mes laukiam, kelias savaitės, bandžiau skambinti, skambutį nebuvo atsiliepta, nebuvo nei ką skambinta, bandžiau 2 dienas skambinti, bet niekas dėl to nepavyko. Žinau, vedėjų dirbom, sutartį ruošiam, turbūt nemeluoju, ir buvom ją padarę, buvom pateikę tarybai. Vieną kartą išprašėm, išmaldavom tiesiog, kad ją svarstytus, buvom susitikę su Seimo nariu, ją aptarėm, Seimo narys sakė, su teisininkais, taip pat davė tam tikras rekomendacijas. Taip, šitą. Sakau, jeigu meluojat, sakykite, tegul žmonės dabar pilna girdi informaciją, kai yra 2 šalis,
nes kai šnekėdavom mes, ten rašo vienuose tinklalapėse, kad mes meluojam, ne? Kituose tinklalapėse rašo, kad kiti meluoja. Tai įdomi, aišku, situacija. Tai va, noriu pasakyti, kad 2 metus mes vaikščiam, prašydami normalaus kalbėjimus. Normalaus kalbėjimus įforminta juridiškai, tai yra teritorinė kolektyvinė sutartis, kaip ir mes kalbėjom. Tai leistų visiems derinti ir spręsti problemas kartu. Nes dabar ką mes turime? Tik diktatą. Tik diktatą ir sakymą, kurį mes vis girdim, kad mes čia vadovaujam, polimant direktorių, kurie žmogiški kaip tarėsi su tie direktoriai patys blogiausi, kurie tarėsi, užtikrina demokratinį mokyklos valdymą. Kurgi kiti direktoriai, kiek matom direktorių, pakelkit rankas mokyklų vadovai. Net neateina. Sėdi tik tai vienas direktorius, kurį labiausiai muša. Ne vienas. Ne vienas. Ir mūsų direktorius. Tiems žmonėms tikrai nes už jų drąsą ir ryžtą, nes jiem irgi nėra lengva. Jų tikrai nelepins, tikrai jiem neskirs papildomai lėšų ar dar kažko. Skirs kitiem, kurie lojaliai vykdo nurodymus, kaip nežinau, Baltarusijoje ar kažkurioje kitoje valstybėje, bet tikrai Europos Sąjungoje taip nėra. Tai kalbant apie kolektyvinį, mane šokiravo ir šiandien toks faktas. Vakar gavom raštą, kad 9 valandą kviečiam. Prisimenat, susirinkom. Kada tik tai gavom pasakyti? Nesvarbu. Labai svarbu. Gavom po pietų turbūt kažką. Taip. Bet ne tai net svarbiausia. 9 valandą kvieti. Susirinkom, kaip prisimenat, Žydrūnai, Liudmila. Ką pasikėlėm? Aš sakau, aš tėčia negaliu nuvežti į ligoninę 3 dienas, nes aš mačiau kaip. Koks vyko polimas Dusetose, santarviai. Vedėjas nuo 7:30 randa laiko ateiti į santarvę, agituoti, kad tik tai nestreikuotum. Prisimenat, kas vyko Dusetose, kokia agitacija. Aš džiaugiuosi irgi dusetiškiais drąsiais, kurie neįsigando. Ten tikrai buvo ir bjaurių dalykų pasakyti. Ką sakėm? Sutinkam susitikti. Mes niekada mes visada kvietėm. Sutinkam susitikti 15 valandą. Taip surašiau, nunešėm savivaldybę, užregistravom. Kas šiandien pateiktas, kad mes neatėjom 9 valandą. Taigi mes parašėm, kad kviečiam susitikti. Mes sutinkam susitikti 15 valandą. Mano tėčiai amputavo šiandien pirštus. Man irgi sunki diena. Ir pavyzdžiui, ar čia jau yra kažkokio žmogiškumo taip rašyti? Kai aš užklausiau, žinot, ką pasako, o jūs nepadėjot kablelio, kad neateisit 9, bet to ateisit 15. Tai bet palaukit, taigi pasiskambino. Aišku, patys neskambino. Dabar suvers tam eiliniam, kad jis netaip suprato. Bet čia žmogiška, čia reikia kažkiek žmogiškumo. Čia yra kritinė riba mūsų bendruomenė. Čia be kažkokį teisingumą ar be kažką jau nebegalim kalbėti. Dabar dėl reikalavimų yra atsakymas. Labai gražiai pateikė tuos visus reikalavimus. Kad jie visi neteisėti, nepagristi ar dar kažkaip. Tai nesusiję su darbo santykiais. Pasikonsultuoti su Seimo teisininkais, su kuo nori. Jums pasakys, netgi darbdavio pakeitimas, tai yra jau darbo santykiai. Kai sako, kad valgykla ar dar kažkas, tai ne darbo santykiai. Visi reikalavimai yra pagristi, teisėti ir teisingi. Ir tik tai nuo mūsų priklausys dabar. Kaip bus, kokie rasti bus sprendimai. Mokytojų atlyginimai. Žiūrėkit, ką kalbėjom užvakar ar kada. Ką rodo televizija. Mokytojai reikalauja atlyginimą. Gauna po 4 tūkstančius ir dar mažą. Gauna daugiau už merą. Jau po 4 gauna. Bet kažkodėl tai prabangus visūrai reikiuojasi neprimokus. Televizija rodo, kad mes reikalavom atlyginimų. Kai reikalavimas rašytas paskutiniai vietoj, dėl keletas valandėlių iš esmės. O pateikiama kaip? Tai matot, kaip dirba žiniasklaida. Dirba ir stipriai dirba. O kokiegi pagrindiniai reikalavimai? O pagrindiniai reikalavimai tai šį kartą yra dėl vaikų ir mokytojų bendruomenė, kaip ir nesupranta, kaip stojam, kad sveika, saugi aplinka būtų. Kai šokiravo faktas, kai sužinojau, kad vargšą Natą
veža beveik 1,5 valandos. Iš Vajeciškio pradedant nuveža į Daugailį, krato prieš 7 paimdami ir nuveža 8 į mokyklą. Ir lygiai taip pat atgal namo. Tai galima nuvažiuoti pirmyn ir atgal. Galėsit patikrinti šį. Ir mes galėsim ir pravežti to maršrutą. Visus ponus susirinkti. Mes kalbame ir apie vaiko galimybės. Kokios vaiko galimybės, jeigu bus uždarytas meno sporto mokyklos? Ar turės vaikas normalus platus, visą išsilavinimą? Kiekvienais metais turi vaikas pristatyti sveikatos pažymėjimą. Ir dažniausiai būna parašyta ydinga laikysena, ydinga laikysena. Aš žiūriu į jūs, kaip jūs sėdėte dabar visi. Aš gražiai sėdžiu, nereikia. Aš teisingai sėdžiu. Vaikas šitiek pusę dienos praleidžia suolę. O mums tiek sumažinta, kad liko tik tai liks viena pamoka. Tai mes per vieną pamoką jam to stuburo neištaisysim. Pirmoji klasė ydinga laikysena, antroji klasė ydinga, trečioji klasė jau nebėra šito. Mes vis tiek, jisai šoka, tempėsi ir ištaisom. Tai reiškia, mes kaip ir gydytojai esam. O šokių pamokos be muzikos akompanemento irgi, ne šokio pamoka. Dabar daugiau kaip pusę pamokų mes pradedam tralelę. Ten pramoginiam tai galima ten užsidėti ten įrašus, o šiaip klasikas, sceninis, ten liaudės šokiai. Reikalingas akompanementas, šito nėra. Kažkada tai choreografijos skyriui buvo 6 koncertmeisteriai, dabar liko tik tai 1. O mes dviese dirbam, tai jau jeigu vienam groja, tai kitas jau Ne, tai būtų gerai, kad atsistatytų tos valandos. Dabar kiekvienais metais jau gal 4 kartą bandoma mus mažinti, bet sumažina ir paskiau neatstato, bet nuo to mažinimo dar mažina. Dabar vėl namažino, tai... Apie vaikus pašnekėkim. Šokdavo 12 valandų per savaitę, būdavo užimti, prižiūrėti, o dabar, gatvėje tik tai lakstyti. Būtų gerai, aš ne apie savo atlyginimą šneku, aš šneku apie vaiko ugdymą. Nes dainų šventė bus už 2 metų, jau dabar reikia pradėti ruoštis. O visose šventėse esam buvę ir atstovavom Zarasų miestą. Tai galbūt aš irgi tęsiu tą nuomonę, galbūt daugiau irgi apie muzikos skyrių pasakysiu. Irgi apie tą ugdymą. Mūsų gerbiami tėvelių mokestis tikrai yra didelis ir už tą patį mokestį, aš grinai jums pasakysiu, kokį gauna mūsų vaikai muzikos skyriaus tą išsilavinimą, kurį baigia. Reiškia, gaunam už tą instrumentą, kur, reiškia, jie pasirinko, ar fortepijoną, ar fleitą, arba ką mes turime mokykloje, toliau solfedis ir choras. O patikėkit, kas įeina į šitą specialybę. Eina muzikos literatūra, kurios jau nėra 5 metus. Vienintelė Respublikoje. Vienintelė tikrai. O sukaupta mokytojo Lazdausko tikrai. Tiek turim rašų. Čia yra didžiulis teorinis pagrindas. Iš vis yra, žinokit, nuo absurdo. Tikrai mūsų vaikai nori būti tikrai tik tai prie kompiuterio ir nieko nežinoti aplamai, kad galima būtų jo stumdyti kaip ir mūsų toliau, ar gal daugiau. Neturim ritmikos. Ritmikos ugdymas yra pagrindas muzikoje. Be ritmo iš vis nėra nieko. Muzikos nėra kūrinio ir šokio nėra. Reikalinga choreografija specialybė, reikalinga ir muzikantam. Ansamblių senai irgi nėra. Mes dirbam iš savo geranoriškumo, todėl kad vaikam labai patinka groti dviese. Akompanemento senai irgi nėra, nes vaikai irgi mes turim išugdyti, kad jie galėtų ir jų mokyklose akomponuoti ir taip toliau. Jau senai nėra. Skaitimo iš lapo irgi senai. Tai pažiūrėkit, liko 3 ir dar nėra 1, 2, 3, 4, dar 5. Tai pažiūrėkit, už ką jūs tėveliai mokat ir dar mokestis faktiškai nepadidintas, bet jis jau yra padidintas, todėl kad anksčiau dar žiūrėjom, eina 2 ir 3 vaikai, o dabar pinigai priekė, tai dabar visi mokam ir skaitom, kad čia yra normalu.
Tikrai nenormalu, nes tik tai pas mus rajone tokia situacija su menininkais. Iš tikrųjų, nes aš skambinau tikrai visur. Tikrai turiu pažįstamų draugų, nes ir buvau ir direktorė, su visais bendrauju, tik tai Zarasuose kažkoks tai požiūris į menininkus, aš nežinau, aš jau tikrai šnekėjau, kad mes jau gal tikrai nežinau, kas tapome. Pagaliau reikia iš tikrųjų. Kaip meras sakė, kam čia jūs mokyti, vis tiek iš Zarasų išvažiuos. Labai mums visą laiką prikaišiojo. Ai, Visaginas, čia pat mūsų vaikai vežami į Visaginą. Ką ten Visaginio? Taip, tikrai gera mokykla, geros sąlygos. Tai ką ten viskas padaryta už mokytojų ir iš direktorės lėšų? Eina ir direktorė, ir mokytojai pas jūs gerbiami valdžios atstovai. Valdžia palaiko meno mokyklą. Kiek aš prašiau pati, 15-17 metų, normalaus fortepijono. Taigi yra tragedija, mes negalim daryti, žinokit, konkursus dėl to, kad mes neturim. Mums yra siaubas, kada atvažiuoja ir mato, ką mes turim. Man vadokės tokie kaip Justas Dvarionas, Aleksandra Žvirblytė, tai jau docent. Jiem nieko nesako. Jeigu dėl nesako. Man vadokės, kaip jau darai seminaras, tokiais instrumentais ir mokytojai atvažiavę. O pas mane patikėkit, kiek esu tarptautinių konkursų paruošusi ir per tokį laiką, kai ką man dabar siūlot, aš nebedirbsiu. Aš eisiu į maksimą. Palaiko tėvai, 100%, žinokit. Kokią salę? 3 skyriai. Kada mes perėjome naujas patalpas, viskas bus, iki šiol nebus ir tikrai nebus, jeigu čia mes nekelsim. Nežinau, gal jau audrą reikia kelti. Į salę mes nesutelpam, mes negalim jau renginių daryti savo tėveliam. Todėl, kad baisu, apals ir tėveliai, todėl ta salė maža. Choreografams kaip nesutvarkyta ir nebus sutvarkyta. Taip, dabar, dar apie Visaginą, labai malonu, išvažiavo gražiai, o ką mes negalėjom Zarasuose atidaryti teatro skyriaus, ne, savo vaikams. Taip, teisingai, a kodėl taip mes vietame tokie žmonės, a paskui rodom Visaginą. Kodėl taip yra? Gėda vieną, kad reikia iš tikrųjų, gerbiami kolegos, valdžia turi tarnauti mums, mes jos išrinko, atvirkščiai, yra atvirkščiai iš tikrųjų, mes tarnaujam jums. Kurios kalbėjo, aš esu dailės atstovas. Kadangi 3 metų dirbu, taip atsitiko iš Dusetų atvažiavau pavaduoti mokytoją ir tuos 3 metus mačiau visą procesą, kaip vyko viskas. Vyko taip, kadangi, galiu pavyzdžiui labai trumpą pasakyti, pernai buvo susirinkę paruošiamoji klasė 14 vaikų, šįmet atėjo 32 vaikai. Vien tas faktas kalba ir byloja apie tai, kad vaikam reikia to, ir ne tik vaikam, visuomeniai, ir bendrai, kaip šnekėjai pats, tai yra labai svarbus procesas, ugdymas, ir meninis, ir muzikinis, ir net netom ir kitų dalykų. Juk gimnazijose yra irgi papildomam ugdymui ant tiek viskas sumažinta. Galiausiai aš dirbau gimnazijai Dusetose, bet ten jau nebedirbu, vėlgi dėl tam tikrų aplinkybių, kurias galėsiu ir vėliau išsakyti kažkam. Tai per tuos 3 metus buvo 2 kartus mažinti koeficientai, aš važinėjau 60 km priekin atgal, 2 kartus bene direktorė patikslinėjo neapmokamų atostogų, dabar dar turim 3 kartą. O apie pinigus ponas nešnekė, aš galiu pasakyti irgi savo algą, bet gal nesakysiu. Nes gėda. Net gėda pasakyti, kad nesimokė. Nu, kad viskas susiję. Mums šiai dienai, kiek aš žinau, tai atlyginimam trūksta 102 tūkstančių. Tai reiškia 2 mėnesiam išeiti nemokamų atostogų. Ką reiškia sporto mokykloje išeiti 2 mėnesiam nemokamų atostogų? Nebūnai, ką čia reiškia? Iš vis ką tai reiškia? O dabar savo norų. Tai tada buvo gerai, mes savo norų, o vaikai. Tai pagalvokit, ką reiškia, aš 2 mėnesius paleidžiu savo darbuotojus ir nevaikšto treniruoti. Bet kaip išgyvensi tos 2 mėnesius dar? Nu tai jau aš bulvų prisikasiau tiek to. Prisižvėjus, ne? Bet tai reiškia, kad tai, ką mes su vaikais metus dirbom, stengiamės, sportavom, siekėm rezultatų. Tikrai yra gerų rezultatų, aš nežinau, kodėl ponas
Paluckas visiems skleidžia, kad sporto mokykla nedirba. Ateikit į treniruotės, pasižiūrėkit, Elena Vangiukaitė, kurio jūs taip neišleido į Europos čempionatą. Atsakingai sakau, pas ponus buvo nuėjo prašyti pinigų. Elena mano dukras buvo, bet ir sportininkė to pačiu, tai aš galiu ir kaip trenerį ir mama atstovauti. Buvo nuėję pas gerbiamą mūsų poną prašyti pinigų. Mums buvo pasakyta, tai palaukit, jinai praeitais metais buvo pasaulio čempionate. Tai ko iš šiais metais į Europos čempionatą važiuočiau? Aš atsakingai atsakau už tuos žodžius, kurie buvo mums pasakyti. Nu čia komentaro nereikia, ne? Tai va, jeigu jinai buvo praeitais metais 17 buvo pasaulio čempionatas, šiais metais 14 Europoje, bet jinai startavo, aišku, mes susidėjom savo šeimos lėšas ir išleidau šią, nes man, kaip mamai, kuri dirba žmogus tiek metų ir neišleisti startuoti, kada jinai viena geriausia Lietuvos yra irkluotoje jaunių tarpe, nu aš negaliu. Būtų gal svetimas vaikas, buvo atveju, kada aš ir svetimą mamą dėjau pinigus ir išleidau. Tai va, pradėkime jau nuo to, kad tie 2 mėnesiai ką reiškia tokiam lygiai, kada mes irkluojam, sportuojam ir 2 mėnesius vaikas nemaiškai treniruotės. Tai yra tas pats, kad mes metus laiko nieko neveiksim. Visas mūsų darbas šunio ant uodegos. Aš jau nebekalbu apie tai, kad mes tą inventorių perkamės, kad tai yra problema trenerio, kaip nuvežti vaikus į varžybas, bet dabar reikės vėl į varžybas važiuoti. Mokykloje, kiek žinau, autobusiukas baigėsi technikinė, jie nėra už tą užmokėti už tą technikinę apžiūrą. Į varžybas 0 yra pinigų išvažiavimo. O mūsų varžybas sportininkų tai kaip, tai koks vaikui dikstas yra sportuoti, lankyti treniruotės, jeigu mes neišvažiuojame į varžybas. Tai lygiai tas pats, kaip ponai, dirbtumėt mėnesį ir negautumėt atlyginimo. Tai lygiai tas pats. Tai vienas prie vieno. Tai kaip mes gyvenam, kaip su tais vaikais? Yra vaikų. Ir toks požiūris į valdžios, kad nėra poreikio sportui rajone. Kad 300 vaikų. Aš jau nėra poreikio. 300 vaikų, kurie pas mus lanko treniruotės ir kurie iš tikrųjų yra dalis jų ir pas mane lanko, kurie yra vaikų įskaitoj. Ir labai džiaugiasi tėvai, kad tik tais mes tą vaiką traukiam iš tos balos. Tai paleiskim 300 vaikų, tai aš nežinau. Mes dar pridėsim 2,5. O jūs dar pridėsit meno mokyklą, kurie. Tai pas jūs dar ateina geresnių tėvų vaikai, o pas mus dar visko yra. Visko yra, tai visko yra, bet sakau, į sportą dalis ateina tėvų. Ir jeigu jie sako, kad čia 10 litų yra sumokėti už sportą nedaug, pabandykit iš tų tėvų paprašyti 10 litų. Jisai neleis to vaiko į treniruotės, nes jam geriau laus nusipirkti. Aš nežinau, gal ir šeimose nesilankot, gal nebūna. Nebendrauja su tais tėveliais, kuriem tie vaikai tas pats. Ir vienintelis tas traukia sportas, menas kažkur tai. Yra vienintelė galimybė jiems išeiti. Tai apie kokius mes pinigus šnekame, tai trenerių atlyginimus ar mokytojų. Ir atsiprašau, kai gerbiamas Paulavičius pavardėse Lietuvai nesako, kad vidutinis mokytojo atlyginimas 2800. Tikrai, atsiprašau, gal tie 1000, gal mes nežinom, gal pas jūs nueina kur nors. Dėl pinigų nėra. Teigiama, kad reikalavim kažkokių neaiškių dalykų, kad nėra pinigų. Ministerijos atstovas pasakys. Iš čia sako meluoja. Ar skiriama savivaldybei teisė perskirstyti lėšų? Ar yra palikta dar ir neperskirstyti? Tai kodėl dabar reikalingos tokios grumtynės, o nesusėsti prieš mokslo metus ir apsitart, kaip juos paskirsti? Ir paskirsti teisingai, o ne partinių principų? Gal yra ir mokyklos, ir didžiosios? Ar tik tai reikalingi partijai balsai ir kažkurios tai mokyklėlės neuždaryti? Čia taip yra normalu? Ar mes profsąjungą, pavyzdžiui, kada nors žiūrėjom partinių principų, priėmėm visų partijų ir profsąjungai, ir žiūrim bendrą tiek mokytojų, tiek mokinių interesų. Bandoma manipuliuoti, prisimena Dusetose, kas vyko, gerbama mero pavaduotojai. Ko jūs čia nori? Nėra pinigų neįgaliesiems, bibliotekininkams, kultūros darbuotojams. Žiūrėkit, kas pastatymą. Mokinio kur krepšelio lėšos. O neįgalieji bandoma su kažkokiu sugraudinimą ar kažką tai paveikti. Interpretuoti visuomenį, kad kokie blogi mokytojai negaili neįgaliųjų bibliotekininkų. Taigi kelkit, gerbimieji, mes neprieštarausim. O pinigų...
o pinigų neįgaliesiems, bibliotekininkams ir visiems kitiems šitiems nėra tik tai man, visi puikiai supranta. Todėl, kad ponė Goštautienė prikabino gėlių ant kiekvieno patvario, kur reikia ir nereikia. Ponė vicemerė kalbėjo ir netiesą apie geltonuosius autobusus. O ką jinai kalbėjo? Prisiminkit, kas buvo Dusetose. Kaip gerai mokyklos, kad neturit geltonųjų autobusiukų. Sugenda, reikia 3000 mokėti. Tai ar svarbu, kas yra mokėtojas? Vis tiek iš tų savivaldybės pinigų. Aš pasikalbėjau, kaip dabar vyksta remontas. Jeigu tas pats gedimas, kur kainuodavo 3000, kažkodėl kai dabar panašiai turbūt kainuoja apie 9000. Ir suprantat, tai pinigų niekada ir negalės būti. Aš manau, kad čia tikrai visi nemaži vaikai, aš čia turbūt gal ir jauniausias, aš mažiausiai tų dalykų suprantu. Tai, man atrodo, ir nuo mokėtojo moralės dažnai priklauso, kiek tas remontas kainuoja. Ir mokėtojų kaip vadovų mokyklų moralė, man atrodo, ženkliai aukštesnė už moralę dabartinių autobusiukų remontuosių. Kalbant apie pinigus, ar reikėdavo kažkokių tai prastovų kaip dabar, kad autobusiukai nuvažiuoja į Salaką, į Dusetas, informaciją galim patikslinti, prastovi visą dieną, moka prastovus, ar anksčiau reikėdavo to? Ir kaip galima sutaupyti, ir iš kur bus pinigų tada meno sporto mokyklai? Nes reikia iki autobusų parkui mokėti prastovus. Pinigų ir dar labiau nebus, jeigu bus toliau vykdoma tokia politika. Seneka prieš daug tūkstančių metų pasakė. Turtas atsiranda kitų neturto sąskaitų. Man atrodo, jis tada viską pasakė. O prieš rinkimus galėjot puikiai matyti, kieno sąskaitų kiek milijonų. Iš kur jie atsirado? Iš tų varganų atlyginimų, kuriuos jie gauna mažesnius už mokytojus? Kodėl tos mokytojus tiek sąskaitos ir milijonų? Taip kad, ką aš noriu pasakyti? Ne pinigų nėra. Mes kalbam apie jų teisingą paskirstymą. Ir aš jau pasikartosiu. Yra aplamai. Didžiausia problema, kad mano vaikai dabar yra vieni namuose. Suprato? Jūs atėjo, dabar jūs šiek tiek savo nuomonę išgirskit, kad aš išgirščiau kažką iš jūsų, kad galėčiau išvažiuoti kuo greičiau. Visi čia mes ką graudenami, žinokit. Žirniai sieną, sako, vaikui ranką paduodi, tai žinokit, Dievui širdį paglosti. O va čia, kad mes liejamės, ašarojamės. Pažiūrėkite į veidus, ko gero, jaučiat, ne? Šiandien apsidairykite į šitos veidus, kurie čia susirinko. Čia žmonės, mokytojai, kurie garsina Zarasų rajoną Lietuvoje ir užsienyje, kurie moko vaikus Lietuvos Respublikos ateitį. Jeigu jie čia susirinko, reiškia, jie turėjo neblogą priežastį. Net ne politikavime čia esmė ir ne dėl to, kad mes norim daugiau laisvadienių gražų rudens dieną pasiimti. Iš tikrųjų, problemos kažkokios prisikaupė. Būkit geri, išklausykit mūsų ir padarykim išvadas. Visi карtu. Уже работаю 15 лет в Сантрове школе. 15 лет меня унижают. Я не рада, что закончила когда-то техникум. И никогда не думала, что после техникума, работая уборщицей, от чистого сердца, выполняя всю работу, меня так унижают. До сих пор. Tas maistas, kaip mama sako, tai tikrai yra labai paspirtis. Nes namuose, jeigu valgyklos bus privatizuotos, tai žinokit, tie tėveliai, pavyzdžiui, mano galimybės, tai dauguma po 6-7 liutukus vaikui pietums tikrai negalės įdėti. Tai jūs, ponai, atimsite šiltą maistą iš mano vaikų. Aš esu Kazimiero Būgos gimnazija, esu profsąjungos pirmininkė, galiu pareigų daug, labai vardinti, esu psichologas, esu psichologinių mokslų magistras, esu specialioji pedagogė, turiu didžiulį darbo stažą, esu vaiko gerovės komisijos pirmininkė, manęs visur daug, aš toks žmogus, nebeingas. Tai štai noriu pasakyti, kad mes dėl atlyginimų tikrai neverkėme. Neverkėme ir turime padėkoti savo. Kodėl? O todėl, kad pas mus yra pakankamai stipri profsąjunga,
Mes esame su darbdaviu pasirašę kolektyvinę sutartį, profsąjunga egzistuoja jau 6 metai. Mes esame suderinę su darbdaviu ir tikrai jis reikalauja pakankamai normalius koeficientus, mes gauname vidurkius, tikrai neverkime kaip verkia. Aš labai iš tikrųjų užjaučiu juos, meno, sporto mokyklą ir mes šiandieną solidarizuojame su... Baigėsi verkimai, jau yra reikalavimai. Ačiū Jums, kad Jūs iš tikrųjų augate, brestate ir prašome iš tikrųjų vienytis ir solidarizuotis. Mes dabar rodome pavyzdį, nes mums mokykloje sako, durnės, ko Jūs gulatės po traukiniu, ko Jums trūksta, pas mus viskas gerai dėl apmokėjimų. Mes turime, sakykime taip, pakankamai normalius atlyginimus. Bet šiandien aš turėčiau kalbėti vėlgi apie maitinimą. Kadangi pasikartosiu, esu Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, aš susiduriu su vaikais, kurie auga šeimose, sakykime taip, sutrikusios socialinės adaptacijos šeimose. Ir mes nekalbam, nevartojam tų terminų apie socialias šeimas, terminai nauji yra. Situacija nepasikeitė. Mes turime daugybę šeimų, kuriuose iš tikrųjų vaikai badauja. Ir maistas, kurį jie gauna mokykloje, tai yra dažnai vienintelis pavalgymas per visą dieną. Ką žada privatizuotos valgyklos? Taip, būtent, už 2 litus dar pavalgo. Ką žada privatizuotos valgyklos? Aš žinau, kad ponas Cibulskas organizavo mokyklų administratorių kelionę savo supūvusiais autobusiukais į Ukmergę. Sunkiai davažiavo, kiek žinau. Tai nuėję į valgyklą, valgančių už pinigus nerado visai. Nes tokia kiaulidė ir toks maistas, kad ten valgyti neįmanoma. Vaikams, kurie maitinami už talonėlius, tai yra nemokamai maitinami. Pietums dar, kaip minėjau, štai tėvų atstovė dešrelė, kurios galiojimo laikas nežinia, pasibaigęs ar ant ribos, šaukštą šaltų makaronų ir arbatos stiklinė. Ir už tai buvo mokama 3 litai, kadangi reikia paskirstyti tą maitinimą, nes yra dar pusryčiai, pietus ir taip toliau. Tai dabar aš noriu paklausti, ar mes aukosime tai, ką mes dabar turime? Mes turime šiltą, vietoje pagamintą, šviežią maistą, nebrangų maistą, iš tikrųjų. Ir mes, manau, kad tikrai neiškeisime jo ir dar sykį aš pasikartosiu. Mes neleisime daryti verslo mūsų vaikų sveikatos sąskaitą. Taip, ko gero kažkam, nes pagalvokite dabar, koks geras verslas. Man čia kažkoks vienas verslininkas mane konsultavo. Žinai, koks geras verslas. Ministerija perveda savivaldybė pinigus už vaikų maitinimą, ar ne? Tada savivaldybė paskirsto tos pinigus mokykloms. Mūsų rajone 50% vaikų valgo nemokamai, vadinasi, dotuoja savivaldybė. Įsivaizduoja, sako, koks geras, jokios rizikos. Iš karto to makt pinigai kišenė, nei to kažką galvoti, nei rizikuoti. Vadinama parazitavimu. Tai yra parazitavimas kitų sąskaitą. Vienas pirmųjų yra maitinimas, toliau pavėžėjimas, apie jį aš irgi vakar jums kalbėjau, kad didesnio absurdo turbūt nėra, kai mūsų vairuotojai visą tų yra atleisti. Zarasų vairuotojas iš pono Cibulsko Sūnėno autobusų parko važiuoja į Dusetą, surenka iš aplinkui kaimų vaikus, atveža į Dusetas, stovi, kol pasibaigs pamokos, tada vaikus išvežioja po kaimus ir vėl grįžta į Zarasus. Ir kaip vadinasi... Papildyti norėčiau, tas autobusas ne tik supūvęs, bet jisai atvažiuoja kartais be degalų, baigėsi vidury kelio. Ir tada mes mamas visas supuolę, bėgam, važiuojam, kas kuom gali, renkam pakeliui vaikus ir vežam į mokyklą. Kelius kartus veždama užvažiavau pas poną Kuzmą. O jisai man pasakė, o prie ko čia aš, kreipkis į autobuso parką. Tai dabar mes tėvai išleidžiam ir nežinom. Jeigu kažkas atsitiks, ko mes turėsim paklausti? Kas atsakingas už mūsų vaikus? Tai palaukit, jūsų Danielius atvažiavo susistabdęs autostopu. Taip, susistabdo vaikas, trečiokas dabar, antrokas pernai metais, susistabdė mašiną ir parvažiavo mokyklą. Atvažiuoja, vaikas vienas atvažiuoja autobuso, ne, savo vaikelį, kaip tu atvažiavai, tai aš savo mašiną pakėlė, susistabdžiau. O mama skambina, ar vaikas mano mokykloje, nes visi vaikai pakeliui visus surinkau, ar mano vaikas yra? Taigi čia gyvas. O vaikas atvažiavo autostopu. Savivaldybė direktoriams pareiškė
tokį, su tokiu aplombu. Žinote, kaip gerai mes padarėme su tais autobusiukais? Sutaupėme 100 000. Kieno sąskaitai jūs sutaupėte? Kieno sąskaitai jūs sutaupėte? Turėkite gėdos. Autobusas važiuoja, vaikai važiuoja. Galiu pasakyti, kad nebuvau pasiruošusi dalyvauti mitingė, dėl to dalykinės turėtų. Bus. Tai tada pasiliekti teisę giliai. O žinot, kodėl galvoju, jau tai yra argumentų. Ne, tik tai meluoji, politikuoji. O čia yra argumentai. Kodėl negalėtų pakalbėti klausimais, kuriuos jūs kelia? Aš galiu pakalbėti. Tai jūs ir pakalbėkite. Bet tu pirmiausia meluoji. Tai jūs ir pakalbėkite. Mes klausome. Klausimais, kuriais kalbame. Aš turiu klausimus, kurie yra išdėstyti, turiu Širvio mokyklos, bet yra visi jie vienodi. Tai šiandien galiu pasakyti, kad nieko nenoriu žadėti vėluodama. Tik tai vieną dalyką šitų sprendimų galiu pažadėti. 28 bus posėdis tarybos ir bus meno ir sporto mokykloje peršyti. Mes turim žinoti šiandien, nes man reikia dabar dirbti. Tai yra neeilinis tarybos posėdis. Ar jūs nematot, ar jūs nesuprantat, bus tarybos narė, ar negirdit, kad ekstra, gal ne rytoj, gal pirmadienį, greitai varot ir skelbėt neeilinis tarybos posėdis. Ar dar jums neaišku? Kaip jūs miegosit iki 28, numirsit nemiegoję. Čia parodo, kaip jiems svarbu tas ugdymo procesas ir vaikai. Kaip jūs gyvensite? Katalikai. Jėzau, bažnyčia sekmadienį ateis. Pamokslu, kalba tiesą. Aš dar nesupratau, tai man pasakojant poniai Goštautinėje, kai pas mus ateina šitie ponai, tai visą laiką verkia. Kaip jiems sunku, kaip jie nėra susitvarku su savo pareigom, finansavimo nėra, siaubas, invalidų pilnas rajonas, pensininkai, nedarbas klaikus. Taip sunku dirbti, žinokit, taip sunku dirbti. Ko jūs nedirbate? Eikite lauk, atsiras, kas žinosi, kaip dirbti. Jeigu negerai, tai eikite lauk. Emocijų laupsnio, šurmulio, išvadinimo. Esu tikrai daug patyręs gyvenime, daug dirbęs, visi darbai buvo įdomus ir šitas. Esu dirbęs socialinį darbą, esu dirbęs psichoneurologiniam pensionate su žmonėmis. Ir kartais būdavo žmonėms, sako, sunku, neturiu ką valgyti, negera, nesveika. Tada aš šitą imu už rankos ir pavažiuojam, parodysiu, kur aš dirbu ir ką aš dirbu. Gyvenkite visą psichoneurologinio internatą. Galima šnekėti. Ir nusivesdavau pro gulinčių skyrių ir pasakydavau, juk saulelė visiems vienodai šviečia. Mėly pedagogai, aš namuose irgi turiu pedagogą. Keletą metų ir aš bandžiau dirbti, bet aš nedirbau ne dėl to, kad ne tas įsilavinimas, esu inžinierius, jis man patiko, bet buvo smalsu. Šiandien tai, kas vyksta rajone, mūsų rajonas, aš didžiuojuosi Andriaus tuo tokiu kovingumu, galbūt kažkada mūsų tėvuteliai, su tėvais mums, su seneliais, bet ne dėl to. Yra labai gerų dalykų rajone.
ir kuriuos mes turim suvaldyti ir pasidžiaugti. Yra gerų projektų įgyvendinta. Tarp kitko pasigirsiu, šiandien čia yra 4. posėdis ir gana sunkus. Turbūt pats sunkiausias, jeigu tai galima būtų pavadinti posėdžiu. Stringa projektai, ne kai kurie, stringa dėl valstybės ir europinių finansavimų. Jie atsilieka. Trūksta žmonių, kvalifikuotų statybininkų rangovams, kurie atliktų darbas. Tačiau reikia rasti kažkokį konsensumą, toleruoti, žiūrėti, kontroliuoti. Turim, ką turim. Šiandien kai kurie projektai yra laimi. Minutė, išstatyk, aš čia biškį pasigirsiu. Nepasigirsiu, pasidžiaugti turiu teisę. Aš netrukdžiau iš jūsų. Ir ne kai kuriuose projektuose jūs patys matote, kas vyksta. Kiek koks srautas žmonių Zarasuose, Išeiginėmis, bus didelis srautas žmonių sekmadienį, iš svetimų šalių, presos. Esam laimėję Krivulę, tai yra didelis laimėjimas, kurią turėsim tik 3 per 20 Lietuvos nepriklausomybės metų. Turime puikų merą, kurio galime didžiuotis. Tai yra vienas iš vedančiųjų, kurio galime didžiuotis, tai vienas iš vedančiųjų, tai tikrai garbė yra dirbti. Ir tai, ką šiandien aš išgirdau, negaliu sakyti, kad jūs neteisus, bet gerbėmieji, pridėkit ranką prie širdies. Ne viską mes patys atliekame taip, kaip priklauso. Apie vaikus galite. Aš galiu pridėjęs prie širdies, padėjęs ranką taipogi, nespėjau, galbūt kartais nemoku. Paimta paskola ir padaryti dalykai ir tai pripažinta netinkamom išlaidom ir Europa tų pinigų neapmoka. Kiek tai tiesos aš negaliu pasakyti, bet tokios kalbos sklando. Tai dabar taip, ir direktorius pasakė, kad yra problemos su projektais, su finansavimu. Aš suprantu, kad lėšos yra panaudotos, įdėtos, tai yra net ne savivaldybės biudžetas, bet tai panaudota paskola su palūkanom, nežinau kokio. Ir dabar bankam reikia grąžinti paskolas, Europą netiduoda. Ir dar matyti yra tokių dalykų neapmokėtų. Kažkas tai kažkur tai ir būtent biudžeto mokesčių surinkimas. Aš bijau sakyti, vėl sako, lyg 80% tik vykdoma. Bet aš taip galiu klyst. Bet suprantat, aš vėl suprantu taip, mokinio krepšelio lėšos bėda, bet yra aplinkos lėšos, tai yra savivaldybės biudžetas. Ir kiek suprantu, savivaldybė įklimpus šitoj vietoj į gilę duobę. Bet jeigu savivaldybė įklimpus į gilę duobę, tai reikia tą garsiai pasakyti visiems. Tiek ir tiek yra skolos. Čia yra dabar bėda. Mes tą neskaičiavom. Specialistai turi būti įvardinti, kurie tas visas bėdas padarė. Aplinkos lėšos yra didžiulė bėda. Palaukit. Ar baigsiu dabar sakyti? Jeigu yra bėda, reikia ieškoti išeities. Žinot, visi juokės, kai viena pensininkė per televiziją pasakė, dirbkim kelis mėnesius ir pensiją sumažinkim iki minimumo ir išspręsim visas Lietuvos bėdas. Juokingai, atleiskit, kalbėsiu dabar baisiai. Durnas senabobas šitai pasakė. Bet tai yra problemos sprendimas ir praktiškai, jeigu pas mus savivaldybei yra bėda ir apie tai yra tylima, tai yra blogai. Tai gal tikrai įvardinkit, pasakykit, taip yra skolos, yra viskas. Ir dabar mes įklimpę, mes negalim šitų aplinkos lėšų. Tai žinot kaip, taryba tegu kreipiasi į biudžetininkus visus. Ir tame tarpe į visus ir patys į save, į visus rajono žmonės, kurie dirba biudžetiniai sferoj. Dirbkim mėnesį 2 ar 3.
visi aliai vieno, už minimumą, o kitus sudarykim sąskaitą, atidarykim, veskim mūsų atlyginimus į tą fondą, kad savivaldybė, bet suprantat, čia turi būti atsakomybė visų, atleiskit, bet tai galiausiai, jeigu jau yra bėda, tai reikia jam tai gal atrodo baisiai, bet suprantat, mes dabar nežinom, kas vyksta, mums sako, nėra, tai bet jeigu yra bėda, jeigu kažkas tai, bet tie žmonės, kurie daleido tokią bėdą, tai turi atsakyti, kame tai reikalas, kur, kodėl tie pinigai, kodėl bankai nuskaičiuoja, kodėl palūkanas, visą kitą, o dabar, nėra, pasakykim tiesiai šviesiai, ir tada jeigu taryba nebesugeba šitų reikalų sutvarkyti, kreipkitės į rajono žmonės, aš manau, kad... Ne į teismą. Čia į Gerbėmėjai, taip yra europiniai projektai, kad pirmą europinį laimį pirmiausia reikia dėti savus, tada jie grįžta. Ir jie grįžta, visi dar ne vienas negrįžo. Ir prašau čia Nadeždą tokių nevaryti, ko nereikia. Dabar kas liečia jūsų reikalavimus. Na, tikrai, kai vakar ir spaudoje, ir televizijoje, na, ne mes tą televiziją plėtėm. Ir kai iš politikų ir iš mūsų padaromi klaunai kalbina pusę valandos ar parodo 5 minutės, žinoma, užplūsta ir mūsų emocijos. Vis irgi jautrų žmonės. Tai ir šiandien su tokiu pliūpsniu jūs čia užpuolėte, na, nežinau, nemanau, kad tai yra pats geriausias būdas. Ačiū šiandien, kad yra ministro patarėjas. Jis ir mane šiandien ramino, aš irgi esu emocingas. Tačiau kompromisas jis visada turi būti ir jisai bus. Nežinau, gal aš viskai truputį ir įtarus. Man vis tiek maišosi tie rinkimai, artėja rinkimai, aš manau, nepykit. Mes išrinksim bet kurį. Galbūt yra, tikrai yra tas momentas, kurie galbūt ir pasinaudoja tomis emocijomis. Aš kai jūs kalbėt, aš klausiau. Aš prisimenu Baibių problemą mokyklos. Liko taip, kaip liko. Tačiau kai kam gyvenimas sugriuvo. Dėl ko? Dėl mūsų. Dėl kažko. Bet tas atsitiko. Aš vakar nepaslaptis, ilgai diskutavau su dialogo korespondente. Ir mes įsiaiškinom. Ir jinai sutiko. Tai va, tokia dalyka. O dabar kas link reikalavimo, juk tie reikalavimai, mes esame vykdomoji valdžia, esu administracijos direktorius. Kiek kreipėtės, kokie leidimai, prašymai, suderinam, tačiau gerbėmėjai, viskas eina į tarybą, atiduodam, kad ir tą kolektyvinę sutartį. Nagi buvo taryboje, nagi gerbėm išrinktieji, buvo taip, kaip buvo, nepriėmė. Žinoma, problemų yra, buvo ir bus. Ir reikia suprasti, jūs mūsų supraskit, mes turim jūs suprasti. Ir tada sėsk normaliai, be jokių tokių, reiškia, reiksmų, normaliai, civilizuotai ir šnekėti. Kad šnekėti reikia, tai tikrai reikia ir yra apie ką šnekėti. Yra iškelti jūsų reikalavimai, mes tikrai su jais susipažinę. Ir reikia sėsti. Aš nesakau, kad dėlėskim, jūs norėtumėte viską, žinau, užkirsti tik tai gero ir to, ką jūs reikalaujat iš mūsų. Nu, mes, aišku, irgi esam kitą pusę ir šnekamės. Aš manau, kad mes turim prieiti normaliai tuos sprendimo būdą. Finansavimas, visakyta, iš ties negalvokit, kad administracija liapsusus padarė prieš. Ji buvo paruošusi biudžetą taip, kaip priklauso. Tai žino direktoriai ir visakyta. Ne, mes esam vykdomoji ta valdžia, o turim dirbti paruošti. Yra tarybos 25, jie pakelia rankas ir nusprendžia. Tai va tame dalykas. Bet aišku, suprasit, aš manau, kad ir mūsų tarybos nariai, jie jau supratė, kad reikia sėsti. Ir aš manau, kad čia, ar mes vienas kitą girsim, ar peiksim, ar šauksim, ar panašiai. Jeigu aš kažkur tai, kokį kumštį, nežinau, galbūt mane gyvenime auklėtėje išmokė, ar kad retkarčiai kumštį. Gerai, mes nemokom.
Atsiprašau, tai galbūt Andrius kartais irgi balsą, visi mes esam su kokiais tai šiek tiek nukrypimais arba emocijos panašiai. Tai nereikia mūsų, mes visi individualūs žmonės ir mes kiekvienas turim su savo savyje kokiu tai impulsą. Tai viena. O čia nesprendimo būdas, gerbėmėji, jūs gerai suprantat, jūs už vaikus ir mes už vaikus. Mes visi už vaikus ir jie nukenčia. Kartais, gerbėmėji, supraskit, mes suaugę ir mes čia, ar ten kairys, dešinys, man vienodai rodo. Gerbėmėji, aš galiu pasakyti labai atvirai, sekundę. Aš jūs išklausiau, jūs paklausykit manęs. Mane priminėjo toks į banką, reiškia, Žemės ūkio bankas buvo valdytojas Jonas Deninis. Pasikvietė ir sako, Cibulski, jau viskas reikia apšnekėjom, aš jau išeidinėsiu. Sako, palauk, Cibulski, tu pasakykai, kokias tavo pažiūros politinės, sakiau, iš tepių. Dabar galvoju, ką jie atsakyti? Sako, pirmininkė, jeigu kvailai šneka dešinys, aš sakau, kad tu kvailai šnekė. Kairys, tą patį pasakau. Sako, ir aš tokios nuomonės. Pasisveikinom ir išėjom. Tai va, taip, kad nereikia to suplakti, tikrai, jeigu yra... Tokie žmonės vadinami politinėmis prostitutėmis. O šiek tiek yra, to yra, turbūt kažkas, tai bijau pasakyti, bet vis reikia išnaikinti ir jūs manimą. Tai mano supratimu, aš jūs kviečiu, gerbėmėji, kaip administracijos direktorius pavaduotojas, kad baigimės tuos dalykus, aš manau, reikia vis tik tai sugrįžti į mokyklas, atsivers tuos vaikelius, jie tikrai nekalti vaikai, ir tėvai nekalti, ir tie pasimeldžia, skambučiai ir visą kitą, ir visą kitą. Ir sėdam normaliai, pradam šnekėtis. Ne, šiandien mes spręsime, tikrai neįspręsim. Yra jūsų, reiškia, delegacija, jūsų dėrybų, reikia galbūt prisiliesti, būtina ir sutartis, ir ten finansavimai, tie, kurie labai skaudžiai ir reikėtų operatyviai daryti. Tai mano tokia nuomonė. O čia, klausykit, pilstysim purvais, gerbėmėji, juk mes... Mes nepilsim, mes tiesą. Ir aš gerbiu visuomet, kadangi visuomet tai yra jūs, gerbėmėji, vadinamos liktanijos, tai yra žmonės, kurie... Tai būtent skaityti rašyti. Jo, tai yra mūsų visuomenės, kaip mes pavadinsime, ar šeimos židinys. Taip, kad jūs turit suprasti ir suprantat. Tai aš nemanau, kad mes tokiais metodais, neskriauskim tos vaikus. Mes už juos atsakysime. Jūs juos pradėjote skriausti pirmiausia. Skambinau ir nekviečiau sėsti. Prieš keletą metų tuos klausimus aš norėjau. Vat pasakyk, ko aš jau. Tu jaunesnis, tu prisimeni ir gimusi. Mesgi siūlė, mesgi ėjom per visas partijas. Aš čia nematau liberalų, visiškai atsisakė susitikti, vat ir patarėjo partija. Kur kandidatai į Seimą? Skambinau ministro patarėjų, sakau, visos bent susitiko, išklausė. Liberalų sąjūdžių net nesusitiko. Tai kaip sėsti prie stalo, vat atsakykit, kaip sėsti? Reikia stalą nešaukti, stalą reikia nešaukti. Posėdį šaukti, 28 dieną. Atsiprašau, tai kam sėsti? Reikia nešti stalą ir kėdį, Andriu. Ir nešiokti. Ir dar jis man labai sako, Vilnių, kur vais nėra pinigų. Aš nenoriu vardinti pavardžių, bet aš ir sakiau šiandien supratau. Šitą žiemą buvo. Irgi buvo pulimas į savivaldybės dėl atestacijos, aš nesakysiu, kad ir raštai, ir administracijos direktorius. Ir visai teisingi. Jo. Neleidžia jis atestuotis, nors ministerijos atstovas pasakys, ar yra pakeitimų dėl atestacijos. Ar neturi teisės atestuotis mokslas? Viskas nepasikeitė. O ministerija. Taip galėjome. Ir nebuvo sėskite iš nekonstruktyvus. Tai kas yra? Ir tada atsimenu tokį polimą iš savivaldybės, kai padėjinėjom keli mokytojai. Ir buvo vaikui 39,5 temperatūros. Paskambinau, greitoji pasakė, kad negali važiuoti. Tada lėkiau iš to posėdžio, atsivežiau vaiką 3 metų. Bet žinokit, skauda. Bet tiek to, nėra pinigų galvoj. Bet kai čia bendruomeniai pašneka, kad kai kurie vadovai
tiek prisišniorėje pirty. Vienos partijos vadovai, du vadovai įmonių nebegali važiuoti ir kviečiasi greitąją, kad juos parvežtų kominius. Nu tai atsiprašau, čia jau visko riba, čia vėlgi koks jau konstruktyvumas, čia turi būti, aš nežinau, čia gali perėjai, jeigu sako 28, aš nežinau. Aš galvojau, trečią naktį galvojau, aš užmygsiu. Nes galvojau, aš visada įprastai trečią vis tiek užmygsiu, bet aš neužmygau į trečią. Tai atsiprašau. Gaila, kad nesmagia proga zarasuose iš tikrųjų. Ir vieną susitikimą turėjom prieš tai, mokyklų vadovai buvo, turbūt irgi jums pasakys įspūdžius iš ten, kaip sekėsi su valdybės žmonėmis kalbėjomės. Antras susitikimas čia dabar su jumis. Tai šitos ilgosios dalies, kai klausėm jūsų, girdėjom, mane nežydžia nei kiek emocijos. Aš suprantu, kad žmonės šneka garsiai, skambiai, kartais piktai, tada, kai jam rūpi, kai skauda ir kai yra dėl ko yra apie ką. Svarbu, kad girdėtume. Atlogai, kad žinau, kad ne visą laiką į vieną pusę kalbėsiu. Yra dar švilpti. Uvertiūra. Tai, jo. Čia vienas dalykas. Abipusiai, pasakysiu šiandien, bendras kol kas jausmas. Ir tikrai suprantu, kad žmogus atvažiavęs vienai dienai pas jūs, pusdieninė, tai kaip tiksliau pasakyti, tikrai negali pilnai susidaryti įspūdžio, nes tai, kas yra susikaupę ir tiek problemų, kiek yra sudėta, tai tikrai nesudėsi vieni reikalavimų streikų. Iš to, ką jūs kalbėjote, tai buvo žymiai daugiau negu tik tie dalykai. Bet, na, to konstruktyvumo, tai abipusiai jo, man atrodo, labai reikia ir vienintelis būdas, norint judėti tolyn, yra pirmiausia kalbėti aiškiai, tiksliai įsivardinti tas problemas, kurios yra šiandien, sutarti dėl sprendimo būdų paskui judėti tolyn. Nes kol apie tai nepakalbėtų, kur tu judėsi tolyn, kol nėra šitie klausimai išspręsti, kurie gan aiškus, surašyti, man atrodo, suprantamai, ir kiekvienas iš jų turi savy dvi pusės. Kiekvienas iš jų savy turi dvi pusės. Tie sprendimai yra padiktuoti nelengvų sąlygų. Aš pats esu ne tik ministro patarėjas, esu savivaldybės irgi tarybos narys, dirbu ir su administracija savivaldybės, tai suprantu, kad tuos sprendimus įgyvendinti, padiktuotus pinigų trūkumo ir kitus, nėra lengva. Žmogiškai tą suprantu ir tik tai klausimas, ko visą laiką žmonės nori ir ko nors jūs kiekvienas. Čia tėvų gal mažai, bet irgi atstovus girdėjau. Labiausiai, aš manau, čia tėvų irgi yra interesas. Ir pavėžėjimas, ir klausimas vaikų maitinimo. Tai yra pirmiausia tėvų klausimas. Aš pats esu gimnazijos tėvų komiteto narys, mes visus tos dalykus kalbam. Ir esu praėjęs tą kelią, kuris yra valgyklų privatizavimo kelias. Ir galiu pasakyti, kad per Lietuvą labai mačiau daug patirčių. Vienas geras, kitos blogos. Vienur buvo priimti sprendimai ir veikia tos valgyklos privatizuotos, kitur grįžta. Vienintelis būdas yra labai aiškiai susitarti dėl sąlygų, kas bus, kokie reikalavimai, jeigu norime tos daryti sprendimus. Girdžiu daugiau nuomonių, kad galbūt nėra žmonės neįtikinti, kad šitie sprendimai yra geri privatizavimo. Tada klausimas, reikia susitarti, kokie yra kaštai, sėsti prie stalo, susidėti kaštus, iš ko susidaro ta visa kaina, nes, pigi kaina ne visada reiškia, kad tiek ir kainuoja iš tikrųjų produktas. Apie pietus šiuo atveju, jeigu kalbam ar ne, tai yra dar kaštai, kurios irgi kitais būdais apmoka. Tai yra, reiškia, ir psichotarnavimai, viskas. Bet dėl to reikia aiškiai, tiksliai, konkrečiai ir skaidriai sutarti. Suprantu, kad toks yra jūsų lūkestis ir bendri pasikalbėjimai, reiškia, to mes reikalaujame. Tai nieko nevedame, iš tikrųjų, man tai taip atrodo. Dabar labiausiai turbūt rūpintis dalykas ir taip jau sutapo, kad dirbu ministerijoje ir daugiausiai tai su neformaliai švietimo klausimu. Ir tas šiauriai skauda, kai matai, kad pirmiausia, kai prasideda klausimas apie pinigų deficitą, tai pirmas kažkodėl dalykas simptomatiškai, aš nežinau, kas tai yra. Tai mata, ar tai dar kažkas yra neformalusis. Mokyklos, menų, muzikos, sporto, pirmiausia yra ten rėžima. Formalusis ten krepšelis, ten iškisi mažiau tokios. Čia. Aš suprantu, kad yra biudžeto deficitas, bet kodėl apie tai kalbama pirmiausia?
Kodėl visą laiką ten yra aiškesnių režimas? Vaikų laisvalaikio sąskaita. Pas jūs iki šiol buvo ne per geriausia situacija, bet ir ne per blogiausia, kad 20% tų vaikų reiškiasi užimta dalyvaujančių, vieno vaiko finansavimas vidutiniškai irgi neprastesnis negu kitur, ten 3000 litų, viskas lyg ir neblogai. Tai, bet dabar, suprantu, negalim kalbėti tą pasikeitusią, kalbėti praeitų metų statistiką, turim kalbėti apie šių metų ir atlyginimus, ir krūvius, ir biudžetą. Ir svarbiausia, kad šitoje vietoje resursas tai yra. Tos mokinio krepšelio dar neperskaitytos lėšos. Taip, jos yra klausimas. Tai tik kodėl reikia laukti? Giliai žiūrint į tai, kad mes gyvenam tikrai tokiu laikotarpiu, pakankamai bjauriu, aš leisiu tau pasakyti, bet mes nenusileisim iki lygio hamų, nachalų kokių. Mes esame, apie ką mes kalbam bendruomenį. Dėja, manęs tėvai tai visuomet mokė, kad, elgtis korektiškai, bandyti, nedaužyti stalų. Tai aš manau, mes tą turim išlaikyti. Kaip bebūtų sunku, galbūt, ar kaip bebūtų skriaudu šiandieną. Aš kažkur, svarstant biudžetą, truputį jaučiau, kad gali būti tokie, ne visai geri dalykai. Ir aš biudžetą svarstymo metu tada irgi pasakiau savo poziciją. Aš labai apsidžiaugiau, kada pamačiau Vyto įsakymą, kur buvo labai, pakankamai demokratiškai buvo numatyta, Vyta atsimė tą dalyką, po 9%. Sakau, visiems sunku, visiems tą krizę, visi mes truputį pasitempkim. Kalbėjau su ponia Sigita, kalbėjau su sporto vaikinu. Sako, duok dievė, visi parašė kažkokius atsakymus, viskas. Mes pasitempėm, susitvarkėm, sakau, ačiū Dievui, praeisim tą Zarasuose krizę, bet taryboje mus kažkas tai pakeitė, aš nežinau, tai pasikeitė tą situaciją iš esmės. 9% tegul būna, plius minus 5%, aš manau, ne vienas nesutiktų, kiekvienas suprastų, bet prasidėjo truputį kitokie dalykai, kur truputį viską ir sugriovė. Gyvenom liktai visą nuo biudžeto, tai metų pradžios biudžetinį liktai nieko, bet tai yra natūralu, kad ateina pabaiga, paskutinis ketvirtis ir viskas, ir visi mes pamatom, kad mes kai kas atledo ir tokio gilaus. Tai ką aš tik tai galiu pasakyti, kad tikrai, ką sakė ir patarėjas, ir galbūt tikrai to trūksta tokio dialogo. Šiandien aš vėl išgirdau kaltimus vieni kitų atžvilgių, vieni neina, kiti nešneka, kiti nenori šnekėti. Mes esame pasmerkti bendrauti. Kiek čia mūsų tos bendruomenės yra, mes vieni puikiausiai vieni kitus pažįstam. Ir mes tikrai vieni nuo kitų niekur nedingsim. Nemanau, kad mes visi išvažiuosim. Bet tikrai norėčiau palinkėti, kad vis tiek ir profsąjungos, ir aišku, ir mūsų vadovybė reikia kalbėti, reikia apie tos dalykus kalbėti labai drąsiai ir labai aiškiai. Kas būtent liečia dėl autobusiuko, tai šiandien mes kalbėjom su direktoriais, jie sakė, lygtai tokios problemos nėra, ta prasme, kad mums atsiema tas visas ūkis, reiškia, laksimas paskui autobusus ir remontas. Kitas dalykas yra problema, kad vaikus neišvežam į edukacinės programas kažkokias, ar nemokamas, kadangi kainos pakyla. Tai vėlgi yra kažkokie rezervai sėsti visiems, kadangi steigėjas yra savivaldybė. Sėdam, pasikeičiam vadovus ir šnekam apie tai, kad galbūt kainos galėtų būti mažesnis ir vaikai rastų galimybę kažkur išvažiuoti. Tai yra natūralu. Dėl mokyklų, man, pavyzdžiui, irgi aš pasakiau šiandien kabinete, kad reiškia, reikia irgi kalbėti. Dabar ar privatizuosim mokyklus, ar neprivatizuosim, žmonės nežino. Ir man labai buvo, pavyzdžiui, truputį ir neramu, ir liūdna, kad aš žinau, kad buvo susirinkę, reiškia, Santarvė, kada buvo susirinkimas. Tiesiog sužinoti prieš tarybos posėdį ir tada visi sukylo. Niekas nežino, nes nieko nebuvo šneka. Po to atėjęs tarybos narys pasakė, nusiraminkit ir to nieko, mus visi pradėjo ploti. Bet tai nėra dialogas, tai yra kažkokia maišalionė, ar kaip ją pasakyti. Bet kitos išeities tada nebūtų. Aš manau, visais lygiais turi būti šneka ir aš visada buvau to šalininkas ir aš neatsisakysiu. Ir aš jaučiu irgi, aišku, jaučiu kaltę, kad tokia situacija šiandien yra Zarasuose ir visur yra blogai. Švietimas, paimkim mediciną, paimkim teisėtvarką, paimkim policiją. Kur pas mus įvais? Niekur nėra. Prisikaupė. Taip, aš suprantu, prisikaupė, bet man visiems išvykim žmonėmis, raskim jėgų nusišypsuoti, ranką paspausti. Spaudžiant ir šypsotės ir vėl kad jūsų šeimose visuomet atsirastų. Šitas streikuoti, aš nežinau. Kiek taip galima šypsotis ir spausti, Valdžia norėtų, kad mes kaip ir arkliai supleškėm, eitumėm, dirbtumėm ir nieko nematytumėm. Rugsėjo 14 dieną streiko komiteto nariai vėl susitiks su rajono savivaldybės politikais, kur numatoma aptarti neeilinio rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame turėtų būti sprendžiamos streikuojančių išsakytas problemos, datą.